Sveiki visi, matau, kad laikas bėga greičiau negu norėtume, tai aš pasistengsiu taip irgi labai glaustai atsakyti vieną klausimą, kodėl. Mano pagrindinė, klausimas mano pranešimo ir bus kodėl svarbu apskritai suvokti tą globalią klimato kaitos perspektyvą ir kodėl labai svarbu šnekėti ir komunikuoti irgi apie tai, kas vyksta ne tik pas mus, ar ne, bet ir platesnėme pasaulyje. Tai savo pranešimą noriu pradėti su tokiu, ar ne, irgi truputėlį gal šaržuojant parodymu, ar ne, kurį pavadinau šiandien žiniose. Na, žinios ne šiandienos, žinios yra lapkričio mėnesio pabaigos ir vienas lietuviškas kanalas, ar ne, praktiškai vienas iš pirmų žinių, ar ne, tų gabalėlių, reportažų yra apie juodųjų išpardavimų savaitę ir apie tai, kaip lietuviai išleido keliasdešimt milijonų eurų prekybos centruose ir taip toliau. Ir tada po kokio pusvalandžio, ar ne, žinių visiškai pabaigoje mes turime kokią pusę minutės skirtą to, o kas tuo pačiu metu vyksta Graikijoje. Ar ne, smarkios liūtys, potviniai, kas vėlgi tai jau yra klimato kaitos, klimato krizės padarinys. Ar šie du dalykai susiję? Aš net neabejoju, kad visi šitoje auditorijoje esam pakankamai ar nesąmoningi ir suvokus ir pasakysime, kad tikrai taip. Šitie du procesai, ar ne, vieni su kitais turi labai glaudžias sąsajas, nors ar ne, reiškiniai vyksta visiškai skirtingose, ar ne, pasaulio, na šiuo atveju Europos kampeliuose. Iš Gambijos kilęs Jungtinėje karalystėje dirbantis profesorius Mamadou Salah savo moksliniuose darbuose išskiria tokius pagrindinius 5 ar ne globalizacijos veidus. Tai yra tie globalizacijos veidai ir aspektai, kaip mes pasaulyje esame susiję. Savo individualiu lygmeniu, kaip individai, susiję vietos bendruomenėse, susiję ar ne šalyje ir kokios tos sąsajos yra žymiai globalesnių mastų. Ir kaip matysite, vienas iš tų globalizacijos veidų, tai aišku yra mūsų aplinka. Mes visi vaikštome tą pačią žemę, mes visi kvėpuojame tuo pačiu oru, mes visi naudojamės tais pačiais žemės ir gamtiniais ištekliais, kurie mums yra ar nereikalingi pragyventi, užsitikrinti gyvenimo kokybę, patenkinti galbūt savo egoistinius poreikius ir panašiai. Natūralieji ar ne metalai, kobaltas, auksas, varis, kuris naudojamas mūsų technologiniuose įrenginiuose, telefonuose ir taip toliau, taip kasamas atkeliauja iš Afrikos kraštų. Pasižiūrėkime savo ar ne etiketės ant savo drabužių, ką šiandien dėvime, irgi pamatysime, kad viskas, ką mes dėvime ant savęs, vėlgi atkeliauja ilgąją kelią. Galbūt iš Vietnamo, galbūt iš Bangladešo, galbūt iš kažkokio kito krašto, galbūt tai ir bus ir vietinė gamyba. Taigi irgi per savo vartojimą, per savo asmeninius įpročius, per savo, tuos, kaip pasakyti, elgesį vertybinius pamatus mes irgi esam susiję ar ne tik su savo bendruomenė, bet žymiai ar ne globaliau. Per tiekimo grandinės, per kitus dalykus. Ir šitoje vietoje ar ne, mes tokiu būdu jau esame nebe tik savo šalies, nebe tik savo bendruomenės, bet ir viso pasaulio piliečiai, nors tokia kaip pasaulinė pilietybė, kaip teisinis ar neformalus konstruktas neegzistuoja, bet mes čia irgi galim šnekėti apie mūsų pareigas, mūsų teisės ir mūsų atsakomybę. Mes kaip šio pasaulio gyventojai, mes turim daugybę privilegijų. Keliauti, pažinti, vartoti kuo įvairesnius produktus, bet tuo pačiu mes tada turim prisimti ir atsakomybę už savo veiksmus ir už tai, kaip tas mūsų pasaulis atrodys. Taigi mūsų tas kaip pasaulio piliečio ir elgsenos pagrindas ir turi būti pirmiausia suprasti, kaip mes pasaulyje esame susiję su kitomis šalimis, su kitais žemynais ir žmonėmis tenais gyvenančiose ir, aišku, tas mūsų įsipareigojimas, pirmiausia, moralinis įsipareigojimas veikti globalios ir visuotinės gerovės labui. Taigi, kaip atrodo tas mūsų pasaulis, kuomet mes šnekam ir po truputėlį irgi pabandysiu mus įdėti ir klimato krizės visą temą, kaipgi atrodo mūsų pasaulis. Tai kuomet šnekame apskritai apie vystomąjį bendradarbiavimą, apie
vystimosi politika ir panašiai, kurioje klimatas ir klimato krizė irgi yra tikrai svarbi ir reikšminga dalis. Mes pasaulį daliname iš tai tokias dvi dalis. Šita pasaulio, kaip pasakyti, kategorizacija yra pasiūlyta Jungtinių tautų priekybos ir vystimosi agentūros ir ji šalis kategorizuoja pagal būtent jų ekonominį išsivystymo lygį. Tai ta mėlyna dalis, tai yra ekonomiškai išsivyščiusių šalių grupė, ar ne, pažengusių šalių grupė, nuo raudonoji tai yra tas, kaip ir vakar vienos komercinės televizijos eteryje per valandą išgirdau bent 3 kartus terminą trečiasis pasaulis arba trečiosios šalis. Tai šitas terminas yra nevartotinas, tai pirmiausia, tą noriu akcentuoti. Taip, tai yra toje etiškoje ir pagarbioje komunikacijoje mes būtent šią pasaulio dalį turėtume vadinti ekonomiškai silpniau ar ne išsivysčiusios šalis. Netgi besivystančios šalis tai vėlgi nebūtų visiškai teisinga, nes visi mes vystomės, visi mes einam į priekį ir vystymosi procesas jisai yra nesustojamas. Tai, tas toks teisingiausias terminas būtų ekonomiškai mažiau išsivyščiusios ar ne valstybės, regionai, dalis. Kuomet šnekame apie klimato krizę, čia turėtume šnekėti apie tai ir tam globaliam kontekste turėtume šnekėti apie tai, o kasgi labiausiai prie tos klimato krizės prisideda ir vis tik kas labiausiai kenčia, ar ne, kurie regionai. Ir šitoje vietoje pasižiūrėkime dar keletą žemėlapių. Tai pirmiausia, kai šnekam apie tai, kas prisideda, galim ar ne tą iliustruoti vėlgi CO2 ar ne šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijomis ar ne šalyse. Tai kaip matot, raudonuoja ir ta ryškioji zona yra tose šiaurės šalyse. Bet jeigu mes pasižiūrėsim į klimato, kaip žemėlapis atrodo, kai mes šnekame apie klimato riziką, kai tos regionus, kurie yra pažeidžiamiausi ir kuriuose žmonės ir bendruomenės yra pažeidžiamiausios ar ne klimato krizės kontekste, tai pasaulis apsiverčia totaliai aukštyn kojom. Ir vis tik tie didžiausi regionai patiriantis klimato riziką, tai ir kaip matot labiausiai raudonuoja ypatingai Užsachario Afrika. Ir jeigu dar šnekėtume apie konkretesnės grupės, tas labiausiai pažeidžiamas žmonių grupės, tai yra vaikai gyvenantis kaimiškose teritorijose ir žemas pajamas turinčiose bendruomenėse, žmonės, kurie taip pat yra paveikti karinių konfliktų, moteris ir vadinamieji nebinariniai lyčiai priklausantis asmenys ir žmonės, kurie gyvena tose nelegaliuose arba neoficialiuose ar ne struktūrose, namuose, turbūt geriau žinosime kaip lūšnynais. Tai čia tas ir yra, ar ne, kur yra tas balansas tarp, ar ne, mūsų atsakomybės ir to prisidėjimo ne visai gerąją prasme prie klimato kaitos, ar ne, ir vis tik kas labiausiai kenčia. Tai čia mano ta viena žinutė ir būtų, ar ne, kad tai yra viena iš priežasčių, kodėl apie klimato kaitą turėtume šnekėti globaliau. Ir šitoje vietoje, aišku, turėtume šnekėti ir apie dar vieną svarbų terminą, tai yra klimato teisingumą. Ir kuris mums ir turėtų padėti suprasti, kad pirmiausia, klimato krizė nėra tik aplinkosauginis, bet tai yra ir politinis bei etinis klausimas. Ir taip, pažeidžiamoms visuomenės grupėms krizės klimato kaitos pasekmės yra skaudžiausios, nors prie šių pasekmių ar ne prie apskritai visų klimato kaitos padarinių jie prisideda mažiausiai. Todėl iš tikrųjų labai svarbu ar ne ir mąstyti ir svarstyti, ar teisingas šis dažnai neproporcingas klimato kaitos poveikis būtent piliečiams tiek ar ne šitame mūsų regione, tiek ir mažiau išsivyščiusiose ekonomiškai šalise. Dabar kokios pasekmės ir kokios tos ar ne rizikos, žiūrint iš globalios perspektyvos, kuomet šnekame apie klimato krizę, tai pirmiausia mes turėtume šnekėti apie klimato migraciją.
Klimato migracija ganėtinai naujas terminas, vis dar neformalizuotas ir neįteisintas. Klimato pabėgėlis ar klimato migrantas vis dar nėra tarptautinių susitarimų, konvencijų ir taip toliau dalis, bet šis reiškinys, turime pripažinti, vyksta ir vyksta ganėtinai sparčiai. Vis dar sunku išmatuoti, kiek klimato migrantų ir pabėgėlių atsiduria, tarkime, ir prie mūsų, ar ne, ir prie mūsų sienų, nes, sakau, toksai teisinis konstruktas jisai neegzistuoja, bet vis tik yra pastebima tai, kad dėl klimato kaitos padarinių, dėl klimato krizės padarinių žmonės daugiau vis dar migruoja savo šalių viduje. Jeigu palyginsime apskritai su visais vidiniais perkelimais šalyse, čia yra 24 metų statistika, vidinių perkelimų monitoringo centro pateikta, kad būtent perkelimai dėl gamtinių katastrofų sudaro daugiau negu pusę visų perkelimų. Visų perkelimų per metus įvyksta apie 46-47 milijonus, tiek žmonių persikelia, ne, šalių viduje, iš jų apie 26, truputėlį virš 26 tūkstančių milijonų persikelimų yra susiję būtent su gamtiniais reiškiniais. Ir čia tai yra žemėlapis, ar ne, tokių persikelimų yra fiksuojama bent 82 pasaulio šalyse ir jeigu gerai įsižiūrėsite, dauguma tų šalių vėlgi yra, na, tose mūsų, ar ne, žemėlapio pietuose. Ir jeigu pasižiūrėsime truputėlį detaliau, taip, kaip paminėjau, daugiau nei 26 milijonai perkelimų per metus, iš jų apie 6 milijonai, čia aišku 23 metų būtent duomenys yra įvykę dėl būtent geofizinių gamtinių reiškinių, tai pagrinde Turkijoje, Sirijoje vykęs žemės drebėjimas, visa kita tai yra susiję būtent su ekstremaliais orais, kuriuos būtent lemia klimato kaita. Kokios kitos pasekmės poveikis mums, ir čia labai trumpai gal galėčiau užsiminti apie dar vieną dalyką, tą sugretinti klimato krizės ir saugumo klausimą, kuris vėlgi yra turbūt irgi neatsiejamas ir vėlgi neatsiejamas nuo migracijos. Ir čia norėčiau irgi vieną iš tų tokių paminėti pavyzdžių visai nesenų, tai yra Sirijos pabėgėlių krizė. Mokslininkai teigia ir vis tik rasite tikrai nemažai informacijos šaltinių analizuojančių šį reiškinį, kad klimato krizė buvo be abejo ne vienintelis, bet vienas iš Sirijos karo, Sirijos viso konflikto padarinių. Ir tai atsitiko dėl labai ilgus metus besitęsusių sausrų, jeigu skaičiuosim nuo 90-mečio tokios sausros buvo bent 3. 2060 metais vėl turėjome, sirai patyrė vėlgi 5 metus trukusią sausrą, kuri be pajamų paliko mažiausiai 800 tūkstančių gyventojų, 85% viso gyvulininkystės ūkio žuvo, ir būtent šios sausros paskatino bent 1,5 milijono Sirijos gyventojų pajudėti iš kaimo į miestą. Što ir politinis, ir socialinis nestabilumas, aišku, kitos priežastys, nulis pagalbos iš valstybės, iš valdžios, ar ne, žmonių, aišku, dar priešiškumas ir autoritariniam režimui, ir viso to, ar ne, kompleksas sukėlė tokias pasekmes, kurias turėjom keletą metų. Aišku, iš to pasekmės vėlgi, ar ne, mes turėjom didžiulius rautus, 5 milijonus migrantų, kurie vėlgi atkeliavo ir prie mūsų sienos. Tai vėlgi tai yra turbūt viena iš iliustracijų, kaip, ar ne, ir klimato krizė yra susijusi su saugumu ir kitais reiškiniais. Tai labai greitai pereinant, pasistengsiu labai greitai perbėgti, ar ne, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, ar ne, kuomet komunikuojame ir kuomet bandome integruoti tą globaliąją perspektyvą, ar ne, įvairias komunikacinės, galbūt edukacinės, visuomenės informavimo, advokacijos ir kitas veiklas. Būtent, kai šnekame ir apie klimato krizę ir apskritai apie darnaus vystymosi, tarptautinio vystymosi dalykus, tai
Taip, turime pirmiausia įsiminti tai, kad būtent kai komunikuojame apie globalius iššūkius, įskaitant klimato kaitą, labai svarbu, ar ne, kad mes iškomunikuotume ir žmonės suprastų, ar ne, va būtent tas mūsų tarpusavio sąsajas ir tų sąsajų įtaka tiek mūsų asmeniniai aplinkai, tiek mums patiems. Ir kitas svarbus dalykas, aišku, yra, kad tokia komunikacija jinai skatintų pačius piliečius irgi įsitraukti į tiek tarptautinius, tiek vietinius ar ne tos darnaus tvaraus vystimosi procesus. Būtent vystimosi komunikacijų yra svarbios 4 vertybės, tai pirmiausia pagarba žmogaus orumui, pagarba ypatingai tam pažeidžiamam asmeniui ir jo, kaip pasakyti, nenusilpninimas, bet jo iš tikrųjų parodymas to žmogaus stiprybių. Lygybė, solidarumas ir teisingumas tai irgi yra tie svarbus pamatiniai principai. Keletas tokių svarbių principų, kaip etiškai komunikuoti ir būtent apie pasaulį, nes čia šitoje vietoje ypatingai komunikuojant apie globalias problemas mes labai dažnai susidurime su tuo, labai stereotipiniais ar ne vaizdais, žinutėmis, nuotraukomis, tekstais ir taip toliau, ar ne. Tai į ką svarbu atkreipti dėmesį? Pirmiausia, į platų situacijos kontekstą. Labai svarbu, ar ne, kad mes ne tik parodytume ar ne ir konstatuotume, kad, tarkime, šalyje X vyksta, tarkim, sausra arba potvynis, bet irgi pateiktume ir priežastis, ir pasekmes, dėl ko bandytume parodyti, kodėl tai vyksta. Nepagristų apibendrinimų vengimas, čia irgi yra viena iš tokių trikė, ar ne, momentų, ar ne, kai mes dažnai net nesusimąstę, ar ne, tokius labai generalizuotus apibendrinimus ir savokas vartojam, kaip, pavyzdžiui, Afrikos žmonės, Afrikos gyventojai, bet Afrika tai yra 50 šalių, ar ne, ir kiekviena šalis ir dar tūkstančiai genčių kiekvienoje šalyje po keliasdešimt ar net po kelis šimtus. Tai vėlgi šitoje vietoje mes turėtume ieškoti tų žymiai konkretesnių terminų ir nepasimauti ant to momento, ar ne, tokių labai didelių ar ne apibendrintų sąvokų. Taip pat labai svarbu rodyti, kad būtent šalių partnerių, ar ne, tų, kurios galbūt yra toje didelėje klimato krizės rizikoje, kad šių šalių partneriai taip pat ir aktyvūs pokyčių kūrėjai, o ne tik tie, kurie iš mūsų ar net turtingųjų gauna paramą, ją kažkaip tai įsisavina, panaudoja ar ne tiems pokyčiams kurti, bet ir patys yra įgalinti ir įsigalinę dalyvauti aktyviuose pokyčio procesuose. Vėlgi stereotipiški, sensacingi vaizdai ir žinutės rūtos, ten buvo ta viena nuotrauka su vaikučiais, ar ne, vandenyje, labai stereotipinė, tai tų, ar ne, verkiančių, badaujančių ir taip toliau vaikų. Ypatingai vaikų tokių vaizdų reikėtų vengti, lygiai taip pat kaip ir neetiškų šūkių. Kaip pavyzdžiui, vienas jūsų euras išsaugos gyvybę ir panašiai, kas vėlgi mus, kaip pasakyti, žmogaus gyvybę ar ne sumažina, ar ne iki to vieno, ar ten keletos eurų, kuri iš esmės turbūt turėtų būti neįkainuojama. Na ir aišku, vaikų atvaizdų naudojimas kaip ir visose situacijose, ar ne tik, ar ne, netgi ir mūsų lokalių lygmenių, tai taip pat yra tas jautrus dalykas ir turim į tai žiūrėti labai atsakingai. Keletas kitų svarbių aspektų, taip, būtent kokiais principais ar ne ir kokies tie svarbiausi dalykai turėtų būti integruoti, tai aišku ir mūsų pačių sąmoningumas, atsakomybė, empatija, ar ne, tikrai siekimas suprasti ir įsijausti į klimato krizę patiriančių ar ne asmenų tą situaciją, mažiau nacionalizmo, daugiau atvirumo pasaulyje, tas solidarumas ir iš tikrųjų parodymas, kad mes šitame pasaulyje pirmiausia esame kolegijos bendradarbiai, partneriai, bičiuliai ir draugai, bet ne tik ar ne stovime ant tų paramos gavėjų ir aukų svarstyklėje.
daugiau pozityvumo, daugiau sėkmės istorijų, tų tokių asmeninių istorijų, o ne tik tuščių frazių, ne tik politinių dokumentų ir statistikos lentelių ir procentukų ir gražių grafikų, bet iš tikrųjų labai svarbu ar nepasakoti istorijas žmonių lūpomis, ką jie patiria ir iš tikrųjų kokių sprendimų jie imasi. Ir daugiau erdvės žmogui pasisakyti pačiam, o ne kalbėti už jį. Ir ypatingai tai yra svarbu, ar ne, kuomet mes kaip, ar ne, ir tarkime Lietuvos piliečiai, tarkime savanoriaujame ir vykdome tas tarptautinio vystymosi veiklas šalyse partnerėse, kad iš tikrųjų irgi nešnekėtume tik kaip mes, ar ne tie, dar vienas terminas toksai yra baltieji white saviors, ar ne, baltieji pasaulio gelbėtojai, bet iš tikrųjų įgalintume žmonės šnekėti už juos pačius. Na ir dar labai svarbu, jau pasikartosiu turbūt, ar ne, kiek ir edukuojame, informuojame visuomenę, tai irgi labai svarbus tas principas, kad mes iš tikrųjų eitume nuo sąmoningumo prie veiksmų. Pirmiausia, savo, ar ne, žinutėmis skatintume žmonės susivokti, kaip atrodo pasaulis, tarkime, klimato krizės kontekste, bet taip pat skatintume žmonės veikti, keisti savo įpročius, keisti savo kažkokius kasdienius veiksmus ir taip toliau. Tai ačiū labai už dėmesį.